Sveiki, pakalbėkime apie funkcionalumą, kuris turėtų būti jūsų kredito platformoje. Įprasta kredito platformos funkcionalumas susideda iš viešojo tinklalapio, kuriame lankosi neautorizuoti vartotojai, investuotojo kabineto, kur jūsų vartotojas skolininkas. Gali prisijungti ir kurti savo projektus tiems, kurie nori pritraukti investicijas, taip pat užkulisių biuro jūsų darbuotojams. Pažvelkime pirmiausia, iš ko susideda jūsų viešasis tinklalapis. Įprastai viešasis tinklalapis susideda iš elementų, kurie rodo informaciją apie jūsų kredito platformą. Pavyzdžiui, puslapis apie mus, kokios paslaugos, rodomi projektai, kurie šiuo metu yra jūsų kredito platformoje. Informacija investuotojams, aprašyti investavimo sąlygų, paslaugų paketų ir kontaktinės informacijos aspektai. Kai vartotojas paspaudžia investuoti arba pereina į kabinetą, jis patenka į autorizuotą zoną, kur jam reikia užsiregistruoti ir prisijungti. Šiuo atveju pasirinktas palyginti paprastas dizainas. Dizainas gali būti bet koks, kokio jums reikia. Todėl vizualus apipavidalinimas visiškai skiriasi nuo kliento. Iki kliento. Kaip ir viešasis tinklalapis, taip ir investuotojo kabinetas visada atrodo kažkaip individualiai. Rekomenduojame visada daryti investuotojo kabinetą atskirų subdomenų. Jei svetainė crowdfunding.com, investuotojo kabinetą padaryti me.crowdfunding.com arba account.crowdfunding.com, transportas.com arba account. Crowdfunding.com. Kodėl taip? Nes jei jūs kursite naują investuotojo kabinetą, jums reikės kažkokio adreso, kur galėsite talpinti šią naują versiją ir ją testuoti. Jei jį pagal abu testavimo principus parodys, kad nauja versija yra geresnė, tuomet galėsite pakeisti pagrindinį adresą naujų svetainės adresu. Galbūt norėsite sukurti kitą svetainės adresą VPay klientams ir su savo kabinetu. Visa tai leidžia jums atskirti šį funkcionalumą, tarsi į skirtingas dėžutes ir nesumaišyti jo kartu. Taip pat ir promo svetainė. Jūs galite turėti kelis skirtingus adresų tipus. Pavyzdžiui, jūsų namo adresu crowdfunding.com rodomas vienas viešasis tinklalapis, o pavyzdžiui, partner crowdfunding.com gali būti kitas tinklalapis, kuriame pateikta kita informacija su labiau specializuotais duomenimis. Dabar pažvelkime, iš ko susideda, pavyzdžiui, įprastas investuotojo kabinetas. Pagrindinis funkcionalumas prasideda nuo registracijos, tai yra vartotojas registruojasi, o pirmas dalykas, kurį jis nori padaryti, yra susipažinti su projektais, kurie yra kredito platformoje. Rekomenduojame neapsunkinti šios papildomos informacijos, tai yra nereikalauti iš vartotojo, kad jis patvirtintų e-paštą arba privalomai atliktų identifikaciją. Su informacija, o tada priimtų sprendimą, ar nori jums pateikti daugiau duomenų ar ne. Pažvelkime, kaip tai atrodo. Tarkime, pavyzdžiui, jis įeina į šį tinklalapį ir meniu pasirenka investuoti taip pat. Šioje puslapio dalyje matome projektus, kurie jau yra pateikti kredito platformoje ir galima perskaityti jų aprašymus. Čia matomi pagrindiniai rodikliai, galima atsisiųsti trumpą lapą su visa pagrindinė informacija apie projektą, taip pat susitarimą dėl AŽAN. Taip pat yra išsamesnis aprašymas, gali būti daug didesnis, gali būti pridėti kai kurie failai medžiagos. Tai viskas atrodo gana paprasta, tačiau koviniuose projektuose naudojama daugiau informacijos ir sudėtingesnis dizainas. Norint investuoti pinigus, žmogus turi atlikti identifikacijos procedūrą. Tai privaloma, nes dauguma šalių reikalauja, kad platformos žinotų savo klientą. Kaip tai vykdoma?
Jei jis paspaus investuoti, jis pateks į skyrių identifikaciją. Skyrius identifikacija skiriasi juridiniams ir fiziniams asmenims, tai visiškai skirtingi žingsniai, jų skaičius skiriasi ir kokia informacija pateikiama. Bet šiuo atveju kabinetas sukurtas fiziniam asmeniui. Čia yra laukų rinkinys, kuris žingsnis po žingsnio keičiasi. Ir ačiū. Vartotojas, pavyzdžiui, kaip juos įkelia. Visi šie laukai patenka į užkulisius, kur vėliau jūsų darbuotojai gali juos peržiūrėti ir analizuoti, kad galėtų priimti geresnius sprendimus. Jei jis neturi pinigų, jis pateks į puslapį, kuriame bus pateikta informacija apie galimas finansavimo galimybes ir patarimai, kaip efektyviai valdyti savo išteklius. Išplėstinė ir čia bus įterpta sąlyga, kaip jis gali papildyti balansą. Šiuo atveju tai vyksta per virtualią banką, nes sistema buvo paruošta pagal Lennonway, tai yra europinis mokėjimų paslaugų teikėjas. Stripre Vice Open Banking prijungti. Mes turime labai daug paruoštų integracijų, todėl čia gali būti visas spektras mokėjimo sistemų, kurių jums prireiks. Kai pinigai atvyks, jie pateks į vartotojo balansą, galės juos pamatyti skyriuje sąskaitos ataskaitos. Štai sąskaitų ataskaitos, kurios yra labai svarbios. Ir po to atsiranda naujas funkcionalumas, kuris leidžia jam investuoti šiuos pinigus efektyviau ir su didesne nauda. Pavyzdžiui, šiame nekilnojamojo turto projekte paspaudžiame investuoti. Iššoka įspėjimas, nes šis paskyra buvo skirta nekvalifikuotam investuotojui. Tačiau tai yra Europos teisės aktų ypatumai, jūs to galite neįtraukti. Ir jis turi susipažinti su rizikomis ir galimybėmis bei detaliai su taisyklėmis, pagal kurias jis investuoja ir visomis galimybėmis. Be balanso papildymo ir investavimo proceso visada yra skyrius pinigai laikomi. Tai skyrius, kuris rodo, kad pinigai, kuriuos vartotojas nori investuoti dar. Iš tikrųjų nebuvo investuoti, tačiau paraiška investicijai pateikta. Kodėl tai padaryta? Nes projektas. Pinigai naujam projektui gali būti renkami ilgai per krūvą finansavimo ir per tą laiką vartotojas gali persigalvoti ir atšaukti investicijas. Todėl jam atsiranda mygtukas atšaukti ir jis atšaukia šią investiciją. Be to, tai įpareigoja, pavyzdžiui, Europos teisės aktus teikti tokią funkciją. Ir net kai visas investicijų fondas yra surinktas, pavyzdžiui, pagal Europos taisykles, per 4 dienas nekvalifikuoti investuotojai turi teisę atšaukti savo investiciją. Platforma privalo jam būtent grąžinti, nes tokie yra teisės aktų reikalavimai. Skyriuje Mano investicija vartotojas mato visas savo investicijas, kokiam laikotarpiu jos investuotos, kada bus kitas mokėjimas ir viską, kas reikalinga norint suprasti savo portfelį. Jei kur nors yra vėlavimų, jis mato, kokios baudos skaičiuojamos ir visą jų surinkimo baudų skaičiavimo procesą, iš esmės viską, kas su tuo susiję. Jei tai yra dovanos, tai tokio dalyko ten nėra, ten tiesiog rodomas pinigų perdavimas pagal paskirtį. Jei tai yra investicija į nekilnojamąjį turtą, tai ten rodomi į kokius instrumentus buvo investuoti pinigai ir pelningumas. Šiame skyriuje Mano dokumentai pateikiama informacija apie visus sutartis, kurios sudaromos su vartotoju. Visos paraiškos, visos investicijų atšaukimai, visos išmokos, viskas rodomas ten. Visa teisinė informacija yra šiame skyriuje.
Skyriuje Išėmimas galima pateikti prašymą dėl pinigų išmokėjimo. Jei vartotojo balanse yra pinigų, kurie gauti kaip pajamos iš jo projektų arba tiesiog buvo investuoti ir jis juos įdėjo į balansą ir nori juos atsiimti atgal į savo banko sąskaitą, tai būtent ten jis prašo pinigų išmokėjimo. Jis gali ten nurodyti eBay'ą, į kurį nori įvesti sumą ir kokia suma šiuo metu yra pakankama. Taip pat galima prijungti naują savo banko sąskaitą ir į ją išimti pinigus. Išėmimuose yra visi pinigų išėmimai, kada kokie mokėjimai buvo atlikti, jų statusas. Jie paprastai neišeina iš karto, tai paprastai atliekamas mokėjimas ir laukiamas tam tikras jo statusas. Vėliau platforma patvirtina, kad taip, išmokėjimas buvo atliktas ir statusas pasikeičia į dabartinį. Sąskaitoje galima matyti visas transakcijas. Pajamų ataskaitos skyriuje matomi visi gauti pinigai iš investicijų, pajamos, baudos ir mokėjimai ir išlaidų bei kiti mokėjimai. Greičiausiai visos šios sumos kažkaip apmokestinamos, todėl patogu jas matyti viename skyriuje. Investuotojo statusas speciali skiltis, kuri rodo, kokie limitai yra prieinami vartotojų investicijoms ir jis gali užpildyti anketą, kad patvirtintų, jog yra kvalifikuotas investuotojas. Reikalas tas, kad dažniausiai nekvalifikuotiems investuotojams pateikiama labai daug įspėjimų ir pakankamai žemi limitai, kad jie, kaip azartiniai žaidėjai, pernelyg nesusigundytų šiuo procesu ir neišleistų per daug pinigų. Tai yra įstatymų reikalavimas daugelyje šalių. Kvalifikuoti investuotojai suteikia galimybę užpildyti anketą, kuri nurodo, ar vartotojas yra nekvalifikuotas investuotojas ar kvalifikuotas ir priklauso nuo pasirinktos informacijos. Atsižvelgiant į pasirinktus laukus, įkeliami atitinkami dokumentai ir failai. Taip pat yra compliance skyrius, kuris leidžia pateikti skundus papildomai. Pavyzdžiui, vartotojas gali būti nepatenkintas, kad jam kai kurie centai buvo neteisingai priskirti arba kad kai kurie dalykai jį neramino. Labai dažnai reguliuotojai reikalauja, kad tokios formos būtų svetainėje ir kad vartotojas galėtų pateikti skundą savo kalbą. Tarkime, jūsų svetainė pateikta anglų kalba, o jūs dirbate, sakykime, pagal Prancūzijos įstatymus. Todėl vartotojas turi turėti galimybę pateikti šį skundą. Būtent prancūzų kalba, nors jūsų svetainė gali būti pateikta tik anglų kalba. Tokios savybės pasitaiko ir šiuos niuansus reikia apsvarstyti. Taip pat dažnai reikalingas skyrius pakviesti draugą. Tai yra rekomendacijų sistema, kuri leidžia šiam investuotojui gauti rekomendacijų nuorodą ir kvieti savo draugus į jūsų platformą. Tai labai patogu ir leidžia uždirbti papildomų pinigų. Ypač tai vertinga bendradarbiaujant su blokatoriais, turinčiais didelę auditoriją. Tai leis jums bendradarbiauti su jais ir sąžiningai. Išmokėti jų atlyginimą. Skiltyje nustatymai galima įkelti savo avatarą, keisti paštą ir įjungti 2 faktorių autentifikavimą. Tai pavyzdžiui, Google programos identifikatoriai būna ten RC. Faktorinė identifikacija, įskaitant ir per SMS pavyzdžiui. Viskas tai yra paruošta ir gali būti naudojama jūsų. Dabar pereikime prie sudėtingiausios dalies – crowdfunding platformoje. Kliento viešasis tinklalapis, investuotojo kabinetas. Viskas tai yra gana paprasta. Svarbiausia ir sudėtingiausia bet kurioje platformoje, kuri reikalauja didžiulio laiko ir išteklių kiekio, yra bendrai administracijos sistemos kūrimas. Crowdfunding platformos užkulisinė dalis skirta jūsų darbuotojams, kad jie galėtų pilnai valdyti jūsų platformą,
atsižvelgdami į savo vaidmenis ir prieigą. Prieigos vaidmenys paprastai nustatomi administravimo skyriuje, kur galite pridėti naujų vartotojų, priskirti jiems tam tikrus vaidmenis ir netgi kurti naujus vaidmenis, kurie yra užpildyti tam tikromis teisėmis ir pagal šias teises suteikiamos tam tikros galimybės vaidmeniui ir atitinkamam darbuotojui. Tas pats darbuotojas gali turėti kelias roles. Pavyzdžiui, jei darbuotojas išeina atostogų, jo rolė gali būti perduota kitam, jo kolegai, kuris atliks šią rolę darbuotojo nebuvimo metu. Kai darbuotojas grįš iš atostogų, ši rolė gali būti grąžinta būtent jam. Antras svarbus skyrius jūsų crowdfunding platformoje. Tai projektai šiame skyriuje galima pateikti naujus projektus, redaguoti esamus ir pridėti reikiamus dokumentus. Visi šie laukai individualiai ir tiksliai pritaikomi kiekvienai platformai. Taip pat šis skyrius leidžia generuoti mokėjimų grafiką ir peržiūrėti esamus. Be to, šis skyrius leidžia valdyti informaciją apie projektą skirtingomis kalbomis. Tai reiškia, kad projekto pavadinimas, aprašymas ir kiti duomenys yra verčiami į reikiamas kalbas, kuriomis dirba jūsų crowdfunding platforma. Trečiasis svarbus skyrius jūsų crowdfunding platformoje yra pašto biuras. Jame galite matyti tiek investuotojus, tiek skolininkus ir valdyti jų duomenis. Būtent čia investuotojai gauna prieigą prie investavimo. Šiame skyriuje visada ir nuosekliai bei griežtai laikomasi visų jūsų šalyje galiojančių taisyklių ir normų. Kitas skyrius jūsų crowdfunding platformoje yra klientų aptarnavimo skyrius. Šiame skyriuje ši informacija nėra prieinama redagavimui, kaip pavyzdžiui Milkse. Be to, daugelis dokumentų yra paslėpti klientų aptarnavimo tarnybai. Tai asmens duomenys, pavyzdžiui, pasas ir asmens tapatybės kortelė, kai kurie. Papildomi dokumentai, kurie nėra reikalingi teikiant klientui. Pagalba telefonu. GPDR skyrius taip pat yra labai svarbus skyrius, nes reikalavimai asmens duomenims daugelyje šalių yra labai aukšti. Kam tai reikalinga? Šiame skyriuje galite rasti bet kurį vartotoją savo platformoje ir viską, kas apie jį žinoma jūsų sistemoje. Pagal įstatymą, pavyzdžiui, vartotojas gali prašyti visos informacijos, kurią žinote apie jį. Jei jis yra skolininkas arba investuotojas, tai šios skyriaus pagalba galėsite rasti ir pateikti šią informaciją. Tačiau jis gali pareikalauti pašalinti informaciją apie jį ir tai gali sukelti sunkumų, nes viena vertus jūs privalote saugoti duomenis apie jį, kita vertus jūs privalote laikytis asmens duomenų įstatymų. Todėl šis skyrius leidžia viena vertus pažymėti jį kaip pašalintą, o kita vertus laikytis reikalavimų ir išsaugoti visą informaciją apie tai, kas mūsų investavo ar skolinosi pinigų. Kai kuriuose šalyse, tam tikrose, šis skyrius gali būti nereikalingas. Skyrius investicijos leidžia matyti visas užšaldytas transakcijas. Tai yra tie pinigai, kurie investuotojo jūsų platformoje yra realizuoti. Kai jie bus surinkti projektui, tada jie pereis į investicijų skyrių ir bus galima matyti visas investicijas, jų statusą, galimas vėlavimus, jei tokių yra, ir galimus delspinigius, jei pagal jūsų taisyklės jie skaičiuojami, iš esmės viską, kas susiję su investicijomis. Skyrius transakcijos leidžia matyti visus balanso papildymus ir investicinės transakcijas. Skirtingai nuo investicijų. Čia kalbama apie pačius mokėjimus, kuriuos vartotojai atlieka investavimui. Išmokos tai pinigai, kuriuos vartotojas paima iš savo balansų klientų kabinetuose ir perveda į savo banko sąskaitas mažoje platformoje. Intereso pajamos leidžia matyti pajamas, kurias jūsų klientai gauna naudodamiesi jūsų platformą.
Fainas leidžia matyti baudas, kurios skiriamos už vėlavimus. Jei to neturite numatyta, tokie skyriai yra paslėpti. Rekomendacinės pajamos – tai rekomendacinės pajamos, kurios skiriamos pagal rekomendacinę programą jūsų platformos vartotojams. Skyriuje dokumentai yra keli poskyriai. Vienas iš jų – dokumentų šablonai. Jis leidžia jums įkelti naujus šablonus, redaguoti juos be būtinybės kreiptis į programuotojus. Tai pavyzdžiui, taip pat galima sakyti, kad paskolos sutartis arba netgi investicijos paraiška. Kaip ir pradedant nuo kitų metų sausio 1 dienos. Ankstesnis dokumento šablonas nustos galioti gruodžio 31 dieną pabaigoje. Pagal šios dokumentų šablonus generuojami dokumentai, kurie patenka į skyrių dokumentai. Ten galite matyti visus dokumentus, kuriuos jūsų platforma sudarė su klientais, investuotojais, skolininkais ir kita informacija. Taip pat yra pranešimų šablonų skyrius. Pranešimai – tai įspėjimai, kurie gali būti siunčiami SMS, push pranešimu arba paštu. Ir visus šiuos laiškus ar SMS žinutes galima nustatyti būtent čia, įterpiant žymes, kuriuose bus pateikti automatiniai duomenys, taip pat kaip ir dokumentų šablonuose. Atitinkamai, visos generuojamos pranešimų ir įspėjimų informacijos galima pamatyti skyriuje Notification. Compliance leidžia matyti visus klientų skundus ir į juos reaguoti. Skyrius istoriniai duomenys leidžia rasti informaciją apie bet kokį objektą jūsų platformoje, pavyzdžiui, apie projektą arba apie investuotoją arba apie skolininką, kas kada ją keitė, kokie duomenys buvo įkelti, iš kokio IP adreso. Ši informacija leidžia jums reaguoti į teisėsaugos institucijų užklausas arba atlikti incidentų analizę ir suprasti, kas vyko ir kas padarė tam tikrus pakeitimus platformoje. API skyrius leidžia dirbti su įvairiais mokėjimo paslaugų teikėjais bei kitų susijusių paslaugų, nes viskas, kas vyksta jūsų platformoje, nuo pinigų rodymo, jų registravimo ir apskaitos. Iš tikrųjų, pinigai bus gaunami per mokėjimo sistemą, o jūs taip pat atliksite operacijas bei kitų susijusių operacijų per mokėjimo sistemą. Šių mokėjimo sistemų gali būti kelios, jos gali keistis laikui bėgant. Mes jau turime daug įvairių variantų. Kaip pritaikytų jums? Kita integracija, kurios jums reikės, yra Kase. Kad jūsų darbuotojai visko nedarytų rankiniu būdu, galima automatizuoti šį darbą ir kreiptis į visą eilę paslaugų teikėjų, kurie automatiškai patikrins vartotojo dokumentus, jo statusą, gyvenamąją vietą. Ar nepamestas pateiktas pasas taip pat įmonės naudos gavėjų, jei tai juridinis asmuo. Taip pat numatyta integracija su daugeliu kitų paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, kurie atlieka Core Banking System vaidmenį, SMS paslaugų teikėjais, pašto teikėjais ir kitomis papildomomis paslaugomis, kurios automatizuoja ir supaprastina jūsų darbuotojų gyvenimą ir darbą, o jūsų investuotojai bus patenkinti greičiu, su kuriuo jie dirba kokybišką technologiją, sėkmės garantas bet kuriai crowdfunding platformai.